Sorry for the pronunciation. Dažnai kalbame, kad Europos Sąjungai trūksta kalbėjimo vienu balsu užsienio politikoje. Tad iš tikrųjų labai džiugu, kad Europos šalis narės patiriančios ekonominius sunkumus ir importuojančios Irano naftos visgi sugebėjo susitarti ir priimti sprendimą dėl platesnių sankcijų Iranui. Tai pirmiausia rimtas signalas Irano vyriausybei. Žodiniai Irano režimo pareiškimai, kad jų atomas taikus, yra nepagristi ir neįtikinantis. Tuo tarpu Europos Sąjungos dvejopo požiūrio politika išlieka, tad tik nuo Irano valdžios priklauso, ar šalies ekonomikos vystymasis patirs dar didesnius apribojimus. Sankcijų tikslas visų pirmiausia yra užtikrinti, jog būtų pašalintas esminis pavojus globaliniam saugumui ir artimųjų rytų regioniniam stabilumui. Gaila, kad kai kurios šalis turinčios pasaulinių ambicijų nesugeba peržengti siaurų nacionalinių interesų ir stoti globalinio saugumo pusėn, kalbu apie Rusiją ir Kiniją. Vis tik manau, kad turime nustatyti labai aiškius paskelbtų sankcijų atšaukimo sąlygas ir kriterijus. Dėkui. Köszönöm. A következő felszólaló Flašíková Benová asszony. 1 perc. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené pani Ashton, kolegyne, kolegovia, je nespochybniteľné, že Irán v oblasti jadrových aktivít neplní svoje medzinárodné záväzky.